Aš tą suprantu, žinai, bet nieko aš negaliu to klausimu padėti. Gal ten supranti, jeigu ten būtų kažkas, žmogui individualius atvejus žiūrėsim, žinai, tai galim galvoti, gal tos čekiukus irgi kažkaip ir per tą lygą kažką galvosim, rinksimės. Viskas priklausys nuo jūsų individualaus požiūrio į tą, kaip jūs reaguosit, kaip jūs priimsit šitą žinią ir paskui mes irgi neliksim tokie abejingi. Galiu pasakyti pagal Vilniaus vyrukų pavyzdį. Vienas vyrukas dabar laukėsi, jau tuoj gims vaikas, tai neįstatom į tuos rėmus, kadangi jo nesumažėtų vidurkiai. Kitas žmogus rugpjūčio mėnesį nori paskolą imtis. Vėl nesimam tų žingsnių tam, kad jam tie išliktų vidurkiai. Tai vėlgi, sakykime, tai nėra visiškai štabelis ir kažkokie čia nėra tokių rėmų, kad kiekvieną dalį pasižiūrėsim kurį laiką, bet tendencija yra tokia. Bet šitokia priešistorė aš galiu papasakoti, kodėl tas yra daroma. Jeigu kas biškį domėtės, biškį girdėjot, kad mes 2,5 metų su konkurencijos taryba keisimės dėl nelygių sąlygų eiti rinką mums, nes kadangi Džiufaresas jau daugelį metų su bankais pasirašė ilgalaikės sutartis, o mes negalim pateikti komercinio pasiūlymo ir negalim gauti kliento kaip banko, nei aptarnauti ir taip toliau. Tai labai rimti advokatai ėmėsi to reikalo, padavė skundą, konkurencijos taryba išnagrinėjo ir dabar yra kelių dienų šviežios žinios, kad pripažino jų veiksmus neteisėtais ir žada jiems skirti baudas už tai. Tai tas reiškia, kad iš tikrųjų taip ir yra, kad negalėjo mums sektis biznis, nes rinkoje klientai, kurie yra, juos galima aptarnauti, atrodo, bet mums užkirstas kelias buvo, nes nei pats bankas mus prisileido. Todėl nesiseka mums taip pačiam kaip inkasacijos skyriui gyventi. Pelningai gerai ir kurį laiką jau labai didžiulis minusas yra. Ir ne iš gero gyvenimo visiškai tas daroma, tai žinot, ir šeimininkas, kuris žiūri tos skaičius, daro tokias išvadas ir priima sprendimus, tam, kad viską tą mažinti, žinai, nes jums, tai žinai, ir jums, ir man taip atrodo, žinai, dirbi gauni algą, žinai, o ta alga gali kada nors baigtis, ar mūsų visus atleisti, nes uždaryta inkasacijos veikla, nes nepelninga, tai gal tokie žingsniai biški ir padėtų kažkiek tos rezultatus kažkokius kitokius gauti. Tai nebus, aišku, gal visą gyvenimą, aš taip įsivaizduoju, gal kurį laiką, kai pradės geriau sektis, atsistatys. Bet tai klientų daugėja, kaip čia gali būti? Suprantate, klientų daugėja, kad atrodo, gauni 5 klientus, 10, jūs kurie susipažinėja, tai net nuvažiuoja. Bet tai nėra tie skaičiai, kad daug pinigų paimtum iš klientų, nėra tiek daug sustojimų pas juos. Ir nėra tokias kainos, nes yra kiti klientai, kuriem, sakykim, tokie kaip bankai, ir jie yra daugiau moka pinigų už stopus ir duoda daugiau pinigų pervežti ir nuo to mums gaunasi pajamos. O jau čia senai reikėjo su tokiu? Aš jums galiu pasakyti vieną dalyką. 3,5 metų mūsų skyrius veikia, ar ne? Nes aš pats konkrečiai nuo 2009 metų gruodžio mėnesio, aš šnekau 2007 metų gruodžio mėnesio pradėjom šitą Vilniui. Paskutinius 1,5 metų man liepė šitą darytis. Aš 1,5 metų spiriojaus. Tai kai trenkė kumščių į stalą vieną kartą, žinai, tai, žinot, aš negaliu atsistojęs stovėti krūtinę dengti visą tą laiką, nes pas mus, pavyzdžiui, Vilniui reagavimo žmonės jau čia tai krizai prasidėjus jau per kurą darosi algas ir mes jau šiais metais turėjome nuo sausio 1 darytis. Taip iškai dar, sakau, gal kalbinsiu, gal kažkaip, bandžiau išaiškinti tos dalykus, kad žmonėms motyvacija krenta, kad nenorime skaitos. Visi gal kažkada čia tos mano kalbos atsibodė yra, nežinokit, kad aš esu pats dirbęs nuo posto iki reagavimo ir iki šitų pozicijų. Kiekvieną aš jūsų suprantu, bet
Šiai dienai yra taip. Rytoj gal bus kitaip. Tai mes čia tokį kalbų girdėjom. Mašinas apmokestino, krizė,